Labadiena visi, labas Miglė. Labas ir sveiki visi žiūrintis ar klausantis. Tai kągi, šiandieną mes kalbamės apie maistą, mitybą, nes tokia yra mylu.lt šio mėnesio tema. Ir labai įdomų klausimą pamačiau vienoje mamų grupėje, kurį norėčiau pasiūlyti šiandieną mums abiems ir aptarti, nes tikiu, kad jisai aktualus ne tik tai mamai, kuri parašė tą klausimą, bet ir daugybei kitų mamų. Ir klausimas skambėjo, tikrai nepacituosiu tiksliai, bet jis skambėjo maždaug taip, kad vaikas neturi kada valgyti. Tiesiog kasnis į burną, kojytės pabėga nuo stalo. Kasnis į burną ir vėl kojytės nuo stalo pabėga. Ir konkrečiai tame klausime vaikui buvo 2 metukai, bet man atrodo, kad mes truputėlį apžvelgsim ir platesnį amžiaus tarpsnį per įvairias prizmes. Per vaiko raidą, per pagarbę tėvystę, gal kažkiek užgrebsim ir Montessori. Taigi, Ir kaip visai, tos vaikus pamaitinti. kaipgi tuos vaikus pamaitinti, ypač tuos vaikus, kurie yra tikrai aktyvūs ir, na, tikrai gal kartais ir neturi laiko valgyti, nes yra daug įdomesnių dalykų. Bet žinai, tu pasakei šitą klausimą ir man taip juokas suėmė, nes jis tikrai labai pažįstamas ir mano vaikas taip mėgsta valgyti. Aš turiu valgų vaiką, kuris yra neišrankus kol kas ir kuriam patinka ten ir maisto ruoša ir viskas. Ir vis tiek yra gyvenime tokių etapų, kai jai nelieka laiko valgyti. Ir tikrai kartais tas, švelniai tariant, varo iš proto. Nes tu pagamini vakarienę, jos valgyti nereikia, paskui jinai šalta, tada tu šaltos vakarienės jau tas vaikas nebenori, nes nebeskanu ir tada prieš einant miegoti arba atsigulus į lovą būna, liukosės, mano pilvukas alkanas. Ir man atrodo, kad čia pradėčiau truputėlį nuo mūsų mamų. Kodėl mums šitas klausimas toks aktualus, nes, nagi galėtum sakyti, nevalgo, tai nevalgo. Pavalgys, kai išalks. Bet mums mamoms vaiko nevalgymas mūsų užkabina labai giliai. Nes nevalgantis vaikas mums kažkur ten pasąmonėje reiškia labai daug. Tai reiškia, kad, kas būna, kai vaikas nevalgo. Yra vaiko išgyvenimo klausimas, kad vaikas valgo. Ir todėl, kai vaikas nevalgo, mes labai dažnai, tarsi bandom, mūsų apninka baimė. O kas dabar bus, kai vaikas nepavalgys? Tai tolimiausia baimė yra, kad vaikas, neišgyvens, tai negaus maisto medžiagų, bet tos visos artimesnės baimės, kurios ateina, tai nusiprausim, išsivalysim dantukus, o tada sakys, kad pilvukas alkanas, kas tada? O gal atsikels naktį dėl to, kad nepavalgė ir dabar yra alkanas. O jeigu iš tikrųjų atsikelia naktį, mes tada galvom, čia tikriausiai todėl, kad nepavalgė, tai dabar eiti man atnešti to banano ar neiti atnešti to banano vidury nakties. Ir tai užsuka tokį labai didelį ratą mūsų galvose. Tai gal pabandykim truputėlį pastruktūrizuoti ir pirmas turbūt dalykas yra, tai ar turi tie visi vaikai valgyti, taip atsisėdau, suvalgiau visą savo lėkštę ir išėjau žaisti. Tuo pačiu metu, kiekvieną dieną, 3 kartus per dieną. Kaip tu manai, Miglė? Oi, iš kurios pusės, čia žinai, ar teorinio, ar praktinio atsakymo noris? Nes teoriškai aš esu labai už ritmą, už pastovumą ir už tai, kad yra šeimoje susitarimai kažkokie ir jeigu tai yra pietų metas, mes visi sėdime prie stalo, mes valgome pietus, paskui mes nusirenkame lėkštes. Tas ritmas leidžia vaikui išalkti visada, kiekvieną dieną tuo pačiu metu, tai leidžia mums kaip šeimai valgyti kartu ir tame yra daug naudų. Bet lygiagrečiai, kas pas mane atėjo iš praktikos su tais etapais, kai nėra to laiko valgyti, tu tada turi kaip mama kelis pasirinkimus. tą vakarienę arba tos pietus paversti kova, tai pavadinkime, ir tai dabar žiūrėk, mes čia turim sėdėti, valgyti, bandyti aiškinti, bandyti kalbėti, ar ne, vaikas norės priešintis, ypač jeigu tai yra 2-3 metai, kai vaikui apskritai bujoja savarankiškumas, tai jisai tiesiog gali priešintis, belia priešintis, nes jis taip treniruojasi.
Tai tu gali tą versti kažkokią kovą, arba tu gali tiesiog priimti tai kaip natūralų etapą ir sakyti, žiūrėk, čia yra tavo lėkštė, čia yra tavo maistas, kito maisto šiandien nebus. Ok, nevalgyk dabar, bet vėliau tu gausi ten tą patį, arba nežinau, iš užkandžių bus tik bananas, nes kartais dar būna, žinai, nevalgo, nežino, kad yra ledų. Ir, pavyzdžiui, vasarą mano Ema jinai neturėdavo laiko būti namuose, nes yra atidarytos durys ir yra kiemas. Nu, tiesiog. Bet tu priemi tai kaip etapą ir sakai, tai okei, tai gal tu nori nusinešti kiemą, ar ne? Ir tu šiek tiek paleidi tą susitarimą, paleidi tą kažkokią taisyklę savo šeimos, ar ne? Nes žinai, kad ateis ruduo, bus šalta, tas vaikas grįš į tos namus ir sėdės vėl prie to stalo. Tai čia taip, žinai, teoriškai kaip ir tai yra svarbu, praktiškai ar tai verta visada dėl to kovoti? Greičiausiai ne. Nes už to neturėjimo laiko valgyti labai dažnai slepiasi iš tikrųjų kažkokie raidos aspektai. Galbūt vaikas ką tik atrado, kad jisai ten geba iškirpti apskritimą. Ir jam trūks, plus dabar reikia iškirpti 20 apskritimų. Reikia, tiesiog jo visas organizmas, ar ne, visas kūnas, visas smegenys siunčia jam signalus, kad tu turi kartoti, nes tau pavyko ir tu dabar turi užtvirtinti. Ir tai yra įgimti dalykai, tai yra įgimti impulsai, ar ne, taip vaikai vystosi ir mokosi. Ir tą dieną jam tie 20 apskritimų tikrai yra svarbiau negu ta košė. Ar ilgalaikiai perspektyvai tą laiku nepavalgytą košę turės kažkokios įtakos? Nu, turbūt ne. Kitas aspektas, ta pati vasara, tas pat geras oras, vaikas yra po dienos darželyje, jis turi labai daug energijos ir jis tiesiog negali sėdėti vienoje vietoje. Dar kol kas dabar negali. Jam reikia išbėgioti, jam reikia išlaipyti, jam reikia išleisti tą garą ir galbūt jis galės sėdėti ramiai po pusvalandžio. Tai vat pasižiūrėti, kas už to maisto nenorėjimo, neturėjimo laiko valgyti slepiasi, nes kartais mes irgi nepavalgom visada tuo pačiu metu, nes turim kažką svarbesnį. Iš tikrųjų. Aš dažnai, kai pradedu rašyti kokį straipsnį, tai taiga suprantu, kad aš tikrai nepavalgiau pietų tuo metu, kada paprastai jos valgau. Bet man dabar norisi, tu taip gražiai praėjai per vaiko perspektyvą, aš dar noriu pasižiūrėti į mamos perspektyvą. Nes iš tikrųjų, mūsų mamas labai dažnai gazdina. Nes dažniausiai, kaip taisyklė, ne vienas man dar tėtis nėra parašęs dėl to, kad mano vaikas neturi kada valgyti, bet visą laiką parašo mamos. Ir, nes, tiesiog taip veikia. Tai nesgi daviau paskui sūrio lazdelę, suvalgė tą sūrio lazdelę, vaikas pavalgė. Tėčiai daug, mums reikia mokytis visko iš tėčių, jie daug paprašė viską žiūrėti. Tikra tiesa. Bet aš labai norėčiau pažiūrėti tą mamos perspektyvą. Kada mes pradedam primaitinimą, labai dažnai mes įsivaizduojam, turim kažkokią susikūrę viziją, kaip mūsų vaikas valgys. Aš galiu iš savęs pasišaipyti, kol neturėjau vaikų, buvau tikra, kad mano vaikai valgys su peiliu ir su šakute, minimum nuo 1,5 metų. Gerai nuo 2, tai jau taip tikrai. Moka valgyti, bet 6 metai, bet dar ne. Bet tikrai nevalgo taip kiekvieną kartą. Bet kodėl aš iš to šaipausi? Dėl to, kad mes visi susikūrėm tam tikras vizijas, kaip mano vaikas valgys. Kad jisai mėgs daug įvairių produktų, kad jisai, aš jam pasiūlysiu naują produktą ir jisai sakys, wow, kaip įdomu, man taip smalsu čia paragauti. Ir aš taip, kodėl vaikai, ne visi vaikai arba didelė dalis vaikų atsargiai reagauja naujus produktus. Todėl, kad tai yra užkoduota mūsų išgyvenime. Nes jeigu mūsų vaikai būtų tokie vaikai, kurie eitų ir bet kokį jiems padėtą produktą ragautų ir taip, tai yra didėja apsinuodėjimo tikimybė, didėja, tai gamta taip sutvarkė, kad mūsų vaikai pradėję primaitinimą dažnai būna gana atsargus. Paragauja truputėlį, patinka, nepatinka. Bet kas atsitinka su mumis mamom tuo metu? Mes tada sakom, nepakankamai, taip kaip vyksta, negerai. Taip kaip vyksta yra ne taip, kaip aš įsivaizdavau. Ir mes įsidedam į dubenėlį košės, ar ten kažkokių sutrintų daržovių, ir mes taip sakom, aš čia atmatavau 100 gramų, 100 gramų turi suvalgyti. Pagal tai, kiek valgo kaimynės vaikas, atmatavau. Arba pagal knygą. Knygą, jo. Taip, tiek suvalgyti turi, suvalgė pusę.
negerai, aš kažką padariau blogai, kad jisai nesuvalgė visko. Ką mes tada darom? Jeigu mes einam per tokias mintis, mes tada pradedam daryti dalykus tokius kaip įjungti filmukus, kas Skraidint atsitinka, lėktuvėlius. skraidinti lėktuvėlius ir visokius kitus dalykus daryti. Bet labai svarbu prisiminti, kad mūsų vaikai atkeliauja su natūraliai įgimtu alkio ir soties jausmu. Ir jie labai gerai pajunta, kada jiems jau gana. Gali būti, kad mums atrodo negana, nes mes planuojam, kad, žinot, dabar jisai pavalgys, o kitą kartą valgys už 3 valandų. Vaikas taip neplanuoja. Jam čia ir dabar yra gana. Jis gali už valandos vėl paprašyti valgyti, nes tiesiog skrandis suvirškino tai, ką jisai suvalgė ir jis jaučiasi alkanas. Arba jisai pamatė tą skanų obuolį arba ten bananą ir jisai sako, duokite man. Mes turim suprasti, kad vaiko organizmas, taip pat kaip ir mūsų organizmas, mūsų jau išdresiruotas, jis neveikia pagal tam tikras mūsų nustatytas taisyklės. Dar įdomiau, kiekvieno vaiko organizmas veikia pagal truputėlį kitokias taisyklės. Todėl čia aš labai kvieščiau, ypač mamas, kurios tam ankstyvam etape, pasitikėkit vaiku. Nei vienas dar nenumirė iš bado namuose, kuriuose yra maisto. Mama sako, jis niekada nepaprašo. Bet ar tikrai nepaprašo? Mes tada pradedam eiti per tai, kaip vaikas pasirodo paprašo. Bet jis nepaprašo, gal taip labai, taip kaip mes įsivaizduosim, aš alkanas. Kartais dar vaikai to neįvardina, bet jie pradeda prašyti įvairiais ženklais, kartais jie pradeda prašyti valgyti irzlumu ir mes jau matome irzlumas, laikrodis, taip panašiai kaip su miego, irzlumas, laikrodis, tikriausiai nori valgyti, pasiūlom valgyti. Tai šitas dalykas yra labai svarbus. Ir kitas dar dalykas, kurį labai norėčiau akcentuoti, ir tas yra kalbama daug apskritai tiek pagarbioj tėvystėj, tik man atrodo Montessori irgi šitą atkartoja, kad mes atsakingi tik už tai, ką mes padedam ant stalo. Ne? Ir mes padedam kažką ant stalo, tai kas mūsų galva yra geras maistas, bet vaikas gali būti tuo metu, jo visiškai tai nedomina. Mes neturim tos galios ir neturim turėti galios atidaryti vaiko burną ir ten prikišti kažko tai. Ne. Tai šitas momentas yra svarbus. Ir man atrodo, dabar pakalbėkime apie tai, kas vis dėlto vyksta, kai tas vaikas neturi laiko. Ir kas vyksta irgi su mumis. Aš tai dažnai labai noriu tiesiog paminėti, kad tai būtų paminėta. Taip, mes kartais pergyvename, kad mūsų vaikas numirs iš bado, čia taip šaržuojant. Bet kaip ir tu sakai, jeigu namie yra šaldytuvas, dar joks vaikas nenumirė, mano mama blogiausiu atveju, kol mes ryte miegojom, išmoko iš šaldiklio pasimti ledų, su žirklėm atsikirpti pakuotę ir pavalgyti. No worry. Alkada neliko. Ar aš patenkintas pasirinkimu? Čia kitas klausimas. Bet ką aš noriu paminėti dar, dėl ko mamos labai dažnai susitrigerina, aš viriau tą natūralų vištienų sultinį 6 valandas. Aš specialiai dėl tavęs važiavau nupirkti ekologiškų makaronų su dinozaurais. Aš čia taip gražiai padariau. Aš sudėjau žirnelius, kuriuos tu vakar sakei, kad labai mėgsti. Tu pažiūrėjai, pasakai, kad nemėgsti žirnių, sriuba neskani ir nubėgai žaisti. Mūsų kartais tikrai labai sutrigerina tai, kad mes tiesiog labai stengiamės. Praleidom daug laiko. O tie nedėkingi maži nevalgo. Tai tiesiog norisi šitą padėti, kad jisai būtų kaip savaime suprantamas, natūralus ir tikrai dažnai mus aplankantis jausmas, nes mes tarsi ar ne, nors nei mūsų prašė, nei ką, mes pačios nesugalvojom, mes dėjom pastangą, mes tarsi likom neįvertinti. Tai tiesiog, kad pavaliduoti, kad tai būna, tikrai taip būna ir tai yra normalu. Ir man tai dar norisi prie to pridėti, kad ir yra ko čia pykti, nes mes iš tikrųjų dėjom labai daug pastangų ir viskas su tuo tvarkoj, kad mes pykstam. Tai nedaro mūsų kažkokiam tai, žinai, blogom mamom ar kažkaip tai mes čia nemokam savo pykčio suvaldyti ar dar. Ne, yra čia ko pykti, aš tikrai dėjau labai daug pastangų ir vaikas nevalgo. Ar mes tą pyktį turim vaikui ten, nežinau, pademonstruoti, išrodyti, nebūtinai, bet mes galim pabūti su tuo pykčiu, mes galim pasakyti, bet ir yra čia ko pykti. Tikrai, bet... Pati ir suvalgysiu. Taip, ir suvalgysiu ir galų gale. Ir iš tikrųjų aš kažkada save pagavau, kad aš nebeperku produktų, kuriuos aš mėgstu, nes jų nemėgsta vaikai.
Ir tada sakiau, palaukit. Nu, tai grįžtam atgal. Tai vėlgi, vat, pagaudyti save, kur mes nuvažiuojam kartais su tom pastangom, nes kartais mes tiesiog, na, nuskriaudžiam truputėlį ir save. Tikrai taip, ir vat, kad paminėjai, ar ne, ir tą pagarbę tėvystę, ir Montessori, ar ne, ką jie, ir viena, ir kita, nu, viena labiau, ar ne, tėvystės metodika, kita labiau lavinimo metodika, bet joje labai stiprus yra, stipriai išreikštas vaiko savarankiškumas ir įtraukimas vaiko namuose, ar ne, jos kalba tą patį, kad, na, mes auginam atskirą žmogų, tiksliau, žmogus auga, mes šalia padedam, ar ne, ir jis yra autonomiška asmenybė, ne? Tai yra jo kūnas, jisai geriausiai jaučia, ar jisai alkanas, ar jisai sotus, jisai jaučia, kas jam skanu, kas neskanu. Nu, mes galim, nežinau, man gali aiškinti 100 kartų mano vyras, kad balandėlį yra skanu. Man jokai buvo neskanu, taip ir liks neskanu. Ir lygiai taip pat mes negalim žinoti geriau, kas mūsų vaikui skanu, kas ne. Ir jam gali būti vieną dieną žirnelį skanu, kitą dieną ne. Ir tikrai, mūsų atsakomybė yra vat, tą sriubą paruošti, ar ne? Arba pasiūlyti keletą alternatyvų, kurios yra priimtinos mums. Ar ne? Nesiverčiu per galvą ir neruošiu visada ten tik blinelių, bet ar ne, tai yra daržovių, ar ne, yra mėsytės, yra kažkokios kruopos. Ir vaikas jau renkas, ar ne, nu, ar jisai valgys dabar, ar jisai paskui valgys šaltą. Vaikai nėra kvaili. Ir pavyzdžiui, mano vyra labai trigerina, kai vat, Ema nesuvalgo savo maistą. Ir aš visą laiką sakau, jisai sako, ai, tai aš pabaigsiu. Ir aš sakau, nu palik, nu tai gal jinai grįž. Ir jinai būna negrįžti ir jis tada sako, nu tai va, aš turiu išmesti gerą maistą, aš būčiau pabaigęs. O taip norėjau, jam dar būna, jis dar taip ir nori. Bet ką jisai pradėjo daryti, aš kažkaip neprieštaravau. Vat atsirado tas momentas, kad, žinai, pavalgiam ir nusinešėm nuo stalo. Na, kaip aš sakau, tokia biškit kalėjimo politika. Yra panuosim, tu valgai, paskui to maisto nėra, ar ne, tarsi traukinys nuvažiavo. Ir jinai labai greitai tą pagavo. Ir jinai pradėjo jam sakyti, tėti, aš dabar bėgu pažaisti, bet tu čia palik, tu nesuvalgyk. Jinai labai greitai pagavo. Ir tada jis toliau kartojo, kad, nu, bet mes susitvarkysim stalą, mes nusinešim tą maistą, ar ne? Ir jinai per laiką kelis kartus taip likusi be to maisto. Aišku, tu paskui eini ir verdi tą košę tą vakarą, nu, ta prasme, nu, neįsimigdyti alkaną vaiką. Bet keli kartai tokios gyvenimiškos praktikos ir, pavyzdžiui, jinai dabar žino, kad, nu, jinai tiek, kiek nori, jinai kiek pavalgo, ar ne, ir, nu, paskui ta vakarienė bus praėjusi, bus tas valgio metas praėjęs. Ir jie nekvaili, jie susigaudo, kad maisto yra tiek ir daugiau nebus. Arba atvirkščiai, jie labai greitai pagauna, kad jeigu aš pasakysiu, kad neskanu, mama greit pašoks ant kojų ir man iškeps blinelį. Ir mes, vat, ar ne, esam atsakingi tą, ką padedam ant stalo, bet lygiai taip pat mes esam atsakingi modeliuoti tą savo šeimos modelį, tos savo susitarimus, tas savo ribas ir ne per kažkokį konfliktą, ne per kažkokį brėžimą, ten kažkokią pasiekmę, o tiesiog per gyvenimą ir per vaiko įtraukimą į tai, kad, va, žiūrėk, mes dabar ruošiam vakarienę, ne, mes sėdam kartu, mes valgom kartu, mes kartu paskui susitvarkom, nusinešam indus, ar ne, mes pašnekam, ką mes su tais maisto likučiais darom, ar mes juos tam atidedam kitai dienai, ar atiduodam paukščiukam kažkokius trupinukus, ar kažką išmetam, ar ne, mes pakalbam apie maisto tausojimą. Ir tą galima daryti nuo primaitinimo pradžios. Sėsti kartu, valgyti kartu, ar ne, rodyti, kaip mes ragaujam tą maistą. Kodėl mamos lėkštėj maistas visada skanesnis, ar ne? Ir kaip tu sakai, neperki to, ką mėgsti tu, perki, ką mėgsta vaikai, bet tada vaikai nepamato. Taip, čia aš kaip blogą pavyzdį save pateikiau. Tai tą ir sakau, ir nepamato, ar ne, to kitokio maisto. Tai, pažiūrėjau, Ema labai mėgsta brandintą sūrį su džemu. Nes jinai matė 5 kartus taip valgantį tėtį, iš pradžių uostė, jai ten smirdėjo, paskui vis tiek paragavo, nes matė, kad tėtis vėl valgo ir vėl valgo. Tai galvo, aha, reiškia, nu čia kažkas, nu negali būti blogai. Ir mes tiesiog esame atsakingi, ar ne, už tą aplinką, už sukūrimą to pavyzdžio.
O vaikai turi teisę atsisakyti to maisto. Jie turi teisę nebūti alkani šią sekundę. Nu tikrai būna, ar ne? Kokia sunki diena, kažkas nepasisekė, nu nėra to apetito. Būna dienų, kur aš, o dieve, iš nuo šaldytuvo neatsitraukiu, ar ne, kaip aš noriu visą laiką valgyti. Ir lygiai taip pat yra ir vaikam. Ir tai yra normalu. Ir apie tai reikia kalbėtis, ar ne, tą susitarimą, tas ribas reikia turėti, bet nu, reikia nepamiršti, kad jie irgi turi teisę atsisakyti, turėti savo nuomonę, priimti savo sprendimą, suklysti ir likti alkani vakare. Na ir paskui einam virti košės. Bet man dar labai norisi, kad žinai, mes tuo pačiu su vaikais kalbėtumėm ir apie tai, kas įvyksta, kai jie, pavyzdžiui, nubėga, nes aš tikrai daug labai su dukrom kalbu apie tai, kaip veikia tikrai virškinimo sistema, kad, na, mūsų kūnas nusiteikia valgyti ir dabar jisai valgo ir jeigu tu bėgioji, tai nelabai aišku kūnui, ką jam čia daryti, ar jam čia virškinti, ar jam dabar bėgioti. Tai vėlgi tai yra ne tie dalykai, kur vieną kartą papasakojam ir vaikas sako, supratau, tai aš ramiai sėdėsiu dabar prie stalo. Bet tai yra tas bendras supratimas, kurį mes norim turbūt įdiegti vaikams, kad jie suprastų, kad tada, kada aš, nežinau, valgau skaitant, valgau žiūrint televizorių, aš nebejaučiu savo kūno, aš nebejaučiu, kada mano kūnas sako stop, aš jau sotus. Tai irgi šitus dalykus paakcentuoti. Ir, kaip ir sakiau, tai neįvyks akimirksniu, bet taip tiesiog vis primenant, kodėl aš noriu tave pasodinti. Nes, na, tarsi mes ateinam pas vaiką ir sakom, žiūrėk, mes visi valgom atsisėdę. Jis sako, nu, aš valgau atsistojęs, nu ir ką. Tai tas paaiškinimas, kodėl jis yra labai svarbus tam, kad tavo kūnas galėtų geriausiai įsisavinti tai, ką tu valgai. Kad tu matytum, ką valgai, kad mes pasikalbėtumėm visi, kad mes pabendrautumėm, kad tai būtų mūsų laikas. Ir vaikas galiausiai kažkurio metu jisai pradės matyti viso to naudą ir prasmę. Bet dar aš vieną dalyką labai noriu jau mūsų pokalbio pabaigai užakcentuoti, kad tikrai kartais būna situacijų, kurios, na, mes dabar apie ką su Migle pakalbėjom, tai labiau apie mūsų požiūrį, apie mūsų vaiko supratimą ir tiesiog, kad, na, gerai yra turėti taisyklės ir lygiai taip pat gerai iš jų padaryti išimtis ir suprasti, kad ne visada tų taisyklių pavyksta laikytis. Bet gali būti atvejai ir tokie atvejai, kur vaikas valgo, na, vieną produktą ir nedaugiau. Gali būti atvejai, kuomet vaikas, na, iš tiesų jam sunku, nežinau, kramtyti, jam sunku įsidėti maistą. Ir aš labai noriu užakcentuoti, kad tokiais atvejais jau reikėtų ieškoti specialistų pagalbos, o negalvoti apie tai, kad, na, jeigu vaikas valgo tik tai vienos rūšies košę, tai aš tiesiog priversiu jį valgyti kitos rūšies košę. Ne, gali būti, kad už to yra kažkokie kiti dalykai ir galbūt reikia ergoterapeuto ar kitų specialistų pagalbos. Tai apie tai irgi, man atrodo, svarbu paminėti. Tikrai taip. Na, viskas taip, toks labai abstraktus, kur proto ribos. Taip, viską mes darom, bet kai kur irgi susižiūrim tas raudonas vėliavėlės truputėlį. Tai va, tai visai pabaigai, tai ką, kartais tikrai nebūna laiko valgyti, na? Ir nereikia dėl to. Kartais tikrai nebūna laiko valgyti ir supraskim savo mažus žmonės, jie dirba labai sunkiai. Tiek, kiek mūsų vaikai išmoksta per 1 metus, mums suaugusiems su savo tempais ir savo pajėgumais palėtėjusiais, kad ir kokie mes jaučiamės čia protingi ir pažengę, jiems 1 metai, mums reikėtų apie 20-30 metų išmokti tą patį. Tai gerbkime tą jų sunkų darbą ir tikrai kartais atsižvelkime, bet nepameskime ir savęs tame. Ir man dar norisi pakviesti, nežinau, aišku, mūsų tikriausiai klauso tik tėvai, bet galbūt tėvai gali priminti aplinkiniams, kad, na, iš tikrųjų visi vaikai skirtingi. Ir, nes dažnai aplinkos komentarai ir mūsų pačių mamų komentarai kitoms mamoms, kurių vaikas, bet mūsų sėdi prie stalo, jų nesėdi prie stalo. That's fine. Nu, leiskim būti taip, kaip yra, nekomentuokim, nesisvaidykim tokia maždaug nevartykim akių, nes tikrai kiekvienas vaikas yra skirtingas ir kiekvienas ateina ten kažkur jam reikalingų metų. Taip. Tai ačiū labai, kad klausėtės ir iki kitų pasimatymų naujienlaiškiuose. Iki malonaus.